O iš tikrųjų, jūs pirmieji muzikantai mūsų laidoje. Laimonas, Aleksandra. Užuojautai. Mums? Užuojautai ir jums. Kokia dabar muzikantų, sakykime, vestuvėse pozicija po to, kai ten nemažą rinkos dalį užgrobė tie blogieji didžėjai? Tie didžėjai, kaip pasakyti, tie, kas nori muzikantų, kas nori tiesiog muzikos, tie samdosi didžėjus, o tie, kas nori muzikantų, tie tiesiog samdosi muzikantus. Aš manau, kad taip išsisegmentuoja tas užsakovas ir turbūt taip. O koks yra skirtumas? Muzika, muzikantai? Na, gal čia, sakykime, iš mano pozicijos žiūrint, gal kadangi aš turbūt atstovauju tiems muzikantams, kurie groja gyvai, tai pagrindinis dalykas, tai aš manau, kad energetika. Vis tik tai, kada muzika yra kuriama tuo metu, būtent tą minutę, ir tai ne kažkoks įrašas, o tu tuo metu atlieki, tai tau, kaip pasakyti, bendras toks energetinis fonas ir nuotaika ir viskas, ta muzika tarytumai susilieja su tuo, kas yra aplinkui tavęs. Ir tas yra svarbu, ir dauguma žmonių tai jaučia, ir už tai yra vertinama gyva muzika. Didžėjai nėra blogai iš tikrųjų, todėl kad tenka dažnai man asmeniškai susidurti su to renginių metu. Ir iš tikrųjų, anaip tol, kaip Laimonas groja su gyva grupė, aš su grupė groju labai retai, einu kaip vedėjas ir vokalistas. Todėl žiūrint į tos didžiosius grandus Lietuvos, kurie dainuoja ir televizijoje, ir renginių metu vieni be grupės, tai praktiškai aš darau tą patį. Todėl didžėjus man netrukdo, man netgi gerai. Renginio metu gali ir pailsėti, ir didžėjus gali, reiškia, dar publiką pakaitinti, ar ne? Tai man gerai. Aš manau, kad didžėjaus dar vienas privalumas yra tai, kad publika, kada kviečiasi, tarkime, kada atvažiuoja kažkoks atlikėjas, žvaigždė, jisai atlieka savo repertuarą ir tik tai savo repertuarą. Didžėjus jisai turi visą spektrą muzikos, jisai gali pasiūlyti, ko nori. 60, 70, 80 reikia bus Lady Gaga, reikia bus George Bensonas, reikia dar kas nors, viskas yra pas didžėjų. Tai automatiškai žmogus jisai detektuoja tai, ką jis žino, jam tai galbūt malonu ir jo šventėje girdėti, būtent tai, ką jis puikiai žino. Bet aš galvoju, šiaip iš principo pačiai grupiai, sakykime, atvažiuojančiai groti į vestuvių šventę vis tiek yra tam tikri reikalavimai keliami, ar ne? Ko dažniausiai pageidauja užsakovai, sakykime? Užsakovas dažniausiai domina repertuaras. Dažniausiai domina repertuaras, aš negaliu turbūt kalbėti už kitas grupės, galiu kalbėti tik už tai, kad atstovauju pats. Svarbu, pagrindinis klausimas, ar negrojat daug lietuviško, ar nėra Cicino. Ir tada tyčia grojat. Dar taip nebuvo, bet čia tarp kitko geras. Dažniausiai pageidauja, kad tai nebūtų tradicinės vestuvės. Kad tai klausia, ar nebus stalo vedimo. Ar nebus šitų lietuviškų, reiškia visur, ar nebus kokių nors blevyzgų prie stalo ir taip toliau. Mes sakom, kad mes apskritai stalo nevedame. Ir daugumą tai tenkina, daugumą mus užsisako, pamatę įrašus internete. Bet aš galvoju, ir jūs tikriausiai keliate tam tikrus reikalavimus, nes jeigu, sakykime, atvažiuoja grupė į vestuvės, aš taip vertinu, jai reikalinga kažkokia, mini scena, pateikimas. Mes visada perspėjom užsakovą, kad jeigu mes jau atvažiuosime, mums reikalinga tam tikra erdvė, nes mūsų yra 5 instrumentų, yra daug. Tai pirmasis dalykas, reikalinga erdvė, aišku, reikalinga, sakykime, elektra, natūralūs dalykai. Perspėjom, kad mes grosime gyvai. Gyva grupė negali groti tyliai, mes grosime garsiai. Tai kam elektra? Tam, kad kai kurie instrumentai dirba. Kai būgnas užgroja, neprareikiu, žinok, mielasis, neprareikiu. Aš galvoju, atleiskit. Vat pagrindiniai dalykai, nes labai dažnai iš tikrųjų su šituo susiduriam žmonės ateina, sako, tyliau. To neįmanoma. Roko tyliai groti iš principo nėra, pavyzdžiui, įmanoma. Todėl, jeigu mes įgrojam tyliai, jis praranda bet kokią prasmę. Aleksandrai, tu pats jau vestuvėse dirbi irgi nemažai eilę metų. Ar, tarkim, yra kažkokių pasikeitimų tavo darbo srityje? Ką galėtum pasakyti per tiek metų? Dabar žmonės pageidauja kažkokių kitokių kūrinių, keičiasi tradicijos, jų mažėja ar dar kažkas? Įvairiai. Kiekvienais metais ir kiekvieną sezoną yra visiškai skirtingai. Kas buvo populiaru prieš 2-3 metus, to visiškai nėra šį praeitą sezoną ar ateinantį iš visokiai derinam. Prieš 2-3 metus nebuvo labai populiaru 2 dienas švęsti vestuvės, kas atsitinka dabar ir ateinančiais metais ypatingai. Grįžta mūsų liaudis pasivažinėjęs po pasaulį ir jie ištroškia turbūt tos lietuviškos tokios jau
Jau, kaip sako, kai trenksim, tai nuo ryto iki nakties ir dar nuo kitą ryto iki kitos dar nakties, ar ne? Neduok dievė grįš ir stalo apgraimą. Jo, o tarp kitko, nežinau, aš nelabai stalo apgraimą čia turime omeny su ar korderionais ir smuiku. Nebūtinai, būdavo tokie dalykai, kad antrą dieną per visą stalą važiuoja kažkoksai tai indas, į kurį visi meta pinigus ir man dabar prašom tokią dainą, o man dabar prašom tokią dainą. O čia bėda, bet galiu papasakoti vieną linksmą istoriją, reiškia. Ne man, ačiū Dievui, tai buvo. Bet irgi tasai buvo, tasai sveikinimas, reiškia, važiuoja tas slovikas, tas vadinamas. Slojnikas, 3 litrovkė. Reiškia, eina ir svečiai pradeda mesti, reiškia, po rubliai ar ten talonai, neatsimenu, reiškia, metą ir vis daugėja ta suma, reiškia, žinai, aš mažesnio negaliu dėti, reiškia. Ir dainas užsakinėja, bele kokias. Ir viena iš tokių dainų, pavyzdžiui, klausyk, esi girdėjęs tokią dainą, tenai prieš karą ar po karą mano močiutė dainuodavo apie žuvėdrą. O toks užsakymas ateina. Ir tu dainuoji kokią nori. Nes vis tiek. Šiai dienai nebūtų problema. Šiai dienai žuvėda kramto, bet neryja. Va, tai irgi variant. Tai va, įdomu, jeigu grįž dabar, tai įsivaizduoju, kad jaunimas prašys dainų tokių Prodigy. Ne, jau praėjus mada Prodigy. Dabar, Lady Gaga įsivaizduoju. Lady Gaga. Reiškia. Adelė. Gyvai, tyliai. Gyvai tyliai stovi, reiškia, žmogus su kostiumu ir tyliai gyvai atlieka Lady Gagas kūrinį. Laimonas groja roką, galbūt daugiau netgi lietuviško turbūt ir tik tai keletą kūrinių, ne? Pas mane viskas yra atvirkščiai, mes grojam daug lietuviškos muzikos, kadangi Lietuvos atlikėjai, kaip pasakyti taip, kad neįžeist nieko, pasiskolina melodijas, ar ne? Tai reiškia, kad tos dainos tinka ir užsieniečiam, tik tai, kad kitais tekstais. Tai nėra nieko tokio. Jie suprant, kiekvienas pasidainuoja savo, kaip nori. Vat. Ir tų dainų iš tikrųjų yra apstu ir tų lietuviškų perdainuotų originalių yra labai mažai ir jų kūrė labai mažai paskutiniu metu. Todėl ir neturim iš ko labai rinktis. Apart vienas kitas kūrinys išeinantis, populiarėja, tai kažkaip tai ir ne, išmoksti ir taip toliau. Tai vat. Toli niekur nenubrendam, bet va tos antros dienos, kad jas kur 9, bet jos ateina. Blogosios vestuvių tendencijos. Skyrių padarysim tokį. Ne, blogų ne. Gal tai nebus blogosios, gal mes tiesiog turim tam tikrą stereotipą susidarę ir galvojame, kad tos 2 dienės vestuvės jos tokios starytumiai, mes taikome tą stereotipą, ką gerai žinome. Galbūt dabartinis laikmetis padiktuos kažką tokio, kad tos 2 dienės vestuvės bus visiškai kitokios. Ir mes sakysime, Jėzus, kaip gerai. Net 2 dienė, jūs ką? Kaip važiuoti? Kaip čia? Ja, dažniausiai dar būna įdomių šposų, kad žmonės, kai prašo netradicinių vestuvių, daugiausiai tradicijų išeina, o kai prašo tradicinių, nei vienos nebūna. Tai apart ilgiausių metų 12 valandą. Aleksandrai, yra, tarkim, toksai topas, 3-tukas, dažniausiai prašomų dainų, tarkim, vestuvėse. Tai žmonės dabar išprotėja, žinokit. Galiu pasakyti, kad jeigu, reiškia, žmogus dainuoja gyvai ir o kadangi orkestro nėra už nugaros, jie įsivaizduoja, kad tu viską moki. Ir taip įsivaizduoja, kad tu paspausi mygtuką ir ten atsidarys internetas ir tu ir sudainuosi viską. Neišskirčiau labai ypatingai. Jeigu žmonės žiūri kokybę, yra tokių coverių, ten tokių, nežinau, net tos kalbos, daina apie nosę aš ją pristatinėjau. Nosa, ta. Šitas tai eina. Mes jį lygiai taip pat atlikinėjame. Bet kažkaip tai, jo, mes tai mirusiai biški. Taip apalpė biški. Yra, mušiai minti, klausyk. Atsiprašau. Va. Apie nosį. Apie nosį. Apie nosį, apie tas populiariasias dainas. Bet kadangi, prisiminiau mintį, kadangi mūsų spektras dainų yra labai platus, įvairiausių spalvų, nuo pokario, užkario ir vietoj kario, iki šio laikinių sel ir taip tolin. Nosės. Ir nosės, kuri jau pakankamai sena kaip daina. Iš tikrųjų, žmonės labai retai pamiršta paprašyti ko nors. Labai retai iš tikrųjų prašo, tai kad labai spalvinga yra viskas. Ar galima laikyti muzikantų tokį privalumą? Vat kiti pabrėžia, sako, aš jau 20 metų vestuvėse groju. Nemanau.
Nemanau, kad tai yra privalumas. Gal privalumas yra laisvume, gal atsiranda bendravimas, sakykime, laisvesnis su publika. Galbūt tai duoda, bet išsidirba tam tikri štampai. Ir tokiam, kuris dirba jau 20-30 metų, jeigu jis nėra labai lankstus, jam yra sudėtinga keistis. Jis tai, ką darė prieš 20 metų, jisai tai tą patį daro ir šiandien. O aplinka mutuoja, sakykime, svečiai, visa situacija, jinai mutuoja, keičiasi ir tie standartai, tie, sakykime, tie juokeliai, tas viskas jau nebetinka šiai dienai. Ir daug tokių yra. Ar ateina kitokia muzika į vestuvės? Džiazas, bliuzas? Apskritai, su ta muzika, sakykime, man buvo 14 metų, kai aš tik pradėjau ir darydavom visiškai tą patį, sakykime, apie ką kalbėjo Aleksandras. Aišku, tuo metu nebuvo tų visų playbackų, kaip mes juos vadiname, reiškia, sakykime, tų fonogramų, tekdavo viską atlikti gyvai, bet būdavo dainos būtent tos, kurios skamba radijoje, televizijoje ir niekur kitur, tos, kurios yra populiarios ir taip toliau būtent lietuviškos ir viskas. Kada mes pradėjome, sakykime, kad ir su Black Foss, su kuriais aš dirbu dabar, mes turime savo repertuarą gal 5-6 lietuviškas dainas ir visa tai, ką mes atliekame, pas mus nėra jokių Lady Gagų, pas mus nėra ten dar kažko, tai yra vis tiek, tai yra lengvas rokas, tai yra šiek tiek country, tai dar kažkas su tokia muzika prieš 10-12 metų, tai būtų nušvilpę iš bet kurių vestuvių. Šiaip jau iš tiesų, kalbant apie šitą, reiškia, apie tos užsakovus, mane džiugina, mes nusiunčiam repertuarą ir vėlgi mes dėkuoju, mes kažkaip tai iš karto pasakome tą dalyką, kad mes kažkokį tai, jeigu labai specifinių, sakykime, yra kažkoks tai brangus kūrinys, ten kažkokios tai prisiminimai, kažkokie tai susiję dar kažkas, jeigu yra užtektinai laiko, mes galime bandyti jį paruošti, kadangi mes viską galime bandyti išmokti ir jį ten atlikti šventės metu. Bet šiaip mes turime repertuarą, mes pateikėme tą repertuarą, būna dažnai, kad pavyzdžiui, kai kurias dainas išbrauko. Bet yra tokia galimybė. Taip, yra tokia galimybė numatyta, kai kurių dainų neatlikti. Galbūt, galbūt kažkas tai tam užsakovai su kažkuo, tai vėlgi sakau, yra kažkokia tai asociacija, kurios mes negalime įvertinti. Tai tokią galimybę mes paliekame, bet šiaip užsakovas dažnai neturi teisės rinktis, čia dabartis taip yra ar anaip, tokių kaip užsakymų pas mus apskritai nėra. O jūs tą galit? Ne, negalim. O jūs šitą gabalą galit? Ne, negalim. O iš viso ką nors galite? Galim. Tai kas yra? Yra tiesiog, mesgi dabar netgi susistatė tam tikrą eigą ir stengiamės tos eigos laikytis, jeigu nėra didelės būtinybės keisti, koks kūrinys eina po kokio, tai mes stengiamės tą eigą ir išlaikyti. Nesuklysiu pasakydamas, kad 90%, 95% turbūt procentai populiariosios muzikos atlikėjų, jie vis tiek tam tikrą laiko tarpą dirbo vestuvėse. Po šiai dienai dirba. Aišku. Bet net ir aukšto lygio atlikėjai, Aleksandras paminėjo. Tai vadinasi, tas dalyvavimas, tarkim, tokia šventė, kuri paprastai pažyma kaip, sakykime, žemesnė kartelė. Vadinasi, to lygio nenumuša, ar ne? Ne. Priklausomai turbūt nuo kokį tu lygį pats užsiduodi, taip ir yra, nes turbūt teko girdėti, kad, sakykime, vestuvėse atvažiuoja ne tik tai mūsiškiai, bet tarkim ir tokia ir Laima Vaikulė, ir ten Kirkorovas, ir dar kažkas. Kai. Nu tiksliai, aš tau sakau, man pasakojo, kad buvo. Pakvieskite tave paskambinti. Padabausiu. Į Kirkorovą. Teisingai. Jeigu pats būsiu pakviestas, tai ir tave pakviesiu. Tai aš manau, kad šitoje vietoje tai nenumuša. Prieš 20-30 metų buvo tokia nuomonė sklandė, kad numuša. Apskritai šitą nuomonę aš manau, kad šiek tiek eskaluoja klasikinės muzikos atlikėjai, kurie apskritai visą populiariąją muziką kažkodėl tai nurašo. Žemiau tai yra žemesnioji kartelė, nors taip anaip tol nėra. Tai aš manau, kad tai yra klaidinga nuomonė, kad vestuvės muzikantus gadina. Ne. Tai yra tiesiog terpė, kurie savo rinką randa net ir prasto lygio atlikėjai. Tiesiog todėl. Taip. Ir jie kaip ir kiekvienoje srityje, sakykime, tas prastas specialistas, jis gadina visų specialistų įvaizdį. Kai nebepatinka veikla, tada geriau jos nedaryti. Kadangi man asmeniškai veikla patinka, man patinka nebūtinai vestuvės. Tai iš tikrųjų profilis vestuvės yra pakankamai siauras mano gyvenime, ar ne? Vestuvės yra labai smagu, aš tai įsivaizduoju kaip renginį. Tai renginys su
reiškia su 2 personažais, ar ne, jaunoji, jaunygis, okei, super. Tai mes darom šventę, bet ne tik tai jiems, bet ir visiems žmonėms, kurie yra sukviesti į tą šventę. Ir kaip anksčiau Laimonas sakė, kad jeigu jisai, reiškia, ar tai jaunieji, ar, sakykime, užsakovai šventės, sako, ar jūs galėtumėt negroti būtent kažkokios tai dainos? Aš sakau, palaukit. Pagal mūsų jau tos, reiškia, ne vienas ir ne 2 vestuvės pabūsias, jau tu žinai maždaug, ką žmonės į ką reaguoja, ką jie daro, kaip jie reaguoja. Sakau, jūs net nepastebėsit. Nepamirškit, kad jūs dviese, nu gerai, bet dar bus 50-100 žmonių, kuriems galbūt jie tik to ir laukia. Mes negalim žinoti. Todėl stengiuosi, kad žmonės pasikliautų tiek mumis. Aišku, mes taip pat jais turim pasikliauti, kad viskas tai yra susitarimo principas. Kada tu susitinki, tu turi daug laiko, gali apsikalbėti, jeigu kyla klausimų, kiekvieną kartą pasipildyti, tai visą tai derinam. Ar lengviau groti dideliai publikai? Čia klausimas turbūt abiems. Dideliam kiekiu žmonių. Labai priklauso nuo publikos. Viena publika tave priima puikiai, o su kita tu daryk, ką nori, jie visi mirė. Ir tada tokiai publikai mirusiai, nesvarbu, jų gali sėdėti 5, ar jų gali būti 100 ir tu nežinai, ką daryti. Ir lygiai taip pat atvirkščiai, kuomet tave puikiai priima, kuomet yra patenkinti tuo, ką tu darai, žavisi tavimi ir taip toliau, tada yra be galo didelis. Na, tu tiesiog, kaip sako, atiduoti kažkokią didelę energijos ir gauni ją atgal. Ja, kaip ateisi šventę nusiteikęs, jeigu ateisi dirbti, tai darbo ir gausi. Jeigu ateisi kaifuoti pats. Tai bus švęsti, ne ta prasme, kad švęsti. O pasiūlymų kiek būna. Muzika tai yra, ta prasme, linksmybės priežastis, tarkime, šventėje. Turbūt taip. Kurianti nuotaiką. Taip, kurianti nuotaiką ir būtent nuo muzikos viskas ir priklauso. Jeigu prasta muzika, na tai visi ir sėdi žemės pardavę. Mes turime tą galimybę žaisti muzikaliai. Ir kada tu kažką tai sužaidi, kad viskas gyvai, viskas va čia būtuoja, viskas ne taip, kaip turėtų būti. Tas kyla nuotaika pas patį, tada tu atidavinėjai masę jos į publiką ir publika nenori užsiveda. Kad ir kokie ten būtų surukeliai, jie pradeda staiga ir linguoti ir tas ir anas, ir šokių metu, ir pašokti išeina, ir kaip taisyklė būna, sakykime, į antrą taimą jau jie. Išėjo patys didžiausias. Tai čia pas tave, mes dabar apie mane kalbam, apie Black Folk kalbam. Tai žodžiu, ta prasme, ir tai tikrai ir ploja, ir tada būna smagu. Joks. O tai klausimų nebebus daugiau? Nebebus, tai kokie čia klausimai, tai kad viską išvazėjo. Kaip čia išėti, kiek čia laiko? Bet čia Laimonas žino.